Sveikinu su švente, su 3 suverenų karalių švente. Ir tie karaliai buvo iš tikrųjų vaišnavai. Kadangi vaišnavas yra tas, kuris tarnauja Dievui. Ir tie karaliai, jie studijavo Vedas ir Vedose, taip, šešėlė, naimimų. Vedose Jėzus yra išpranašautas daug tūkstančių metų iki jam gimstant, kad tai bus Šakti Aveša Avatara. Skaitosi įgaliotas Dievo atstovas. Vat, įgaliotas Dievo atstovas. Ir tie suverenai vaišnavai, 3 karaliai, jie ėjo pasveikinti Dievo avataro gimimą. Va. Tai, ką noriu pasakyti, kad šiuo metu Lietuvoje yra virš 1000 suverenų. Įsivaizduojat? Tiem, kas abejojate, kas yra suverenai, tiesiog ant Google Translaterio išsiverskite, ką reiškia suverenas. Tai vat, mėlėjai, tai yra grinai vedinė tradicija, tik tai kaip ir daugelį įvairių švenčių ir įvykių pagal save adaptavo kryžiuočių ordinas. Tai yra katalikų bažnyčia ir tai abraomiškų tradicijų mėgėjai. Tai va, iš tikrųjų yra vaišnaviška šventė 3 karalių, kurie ėjo sveikinti Jėzaus gimimą kaip Šakti Avešos avataro. Kadangi jis buvo išpranašautas, kaip galima. Jis buvo išpranašautas Vedose ir tai yra tokia žymus laikas. Tai su tuo ir norėjau jūs pasveikinti. Gero jums gyvenimo, skaitykite Vedas, garbinkite Dievą, tą, kurį mokė garbinti jo sūnus Jėzus. Gero jums gyvenimo. Iki. Sveiki. Sveikinu švenčių progą su 3 vaišnavų suverenų diena, 3 karalių diena. Kadangi tie karalius ir reiškia, kad suverenas karalius, taip. Tai buvo 3 suverenai karaliai. Jie keliavo sveikinti Dievo inkarnacijos. Dievo įgaliotos inkarnacijos. Kadangi daug tūkstančių metų iki gimstant Jėzui, Vedose jau buvo jisai išpranašautas jo gimimas. Skaitosi, kad gims Šakti Aveša avatara. Tai yra įgaliotas Dievo atstovas. Va, ir tie vaišnavai, kadangi jie buvo dievoti žmonės, karaliai išmanantis mokslą apie Dievą, jie ėjo pasveikinti Jėzaus. Tai va, tai yra grinai vedų tradicija. Aišku, kaip ir daugelį tradicijų perėmė kryžiačizmas. Tai yra krikščioniška ta bažnyčia arba inkvizicija arba abraomiškos kilmės tos visos tradicijos. Tai va, iš tikrųjų tai yra suverenų šventė. 3 suverenai vaišnavai ėjo sveikinti, skaitosi, Jėzaus gimimą. O šiuo metu Lietuvoje yra virš 1000 suverenų. Įsivaizduojat? Tai va, ką aš jums norėjau pasakyti. Gero jums gyvenimo. Tiktokeriai.